Tai labas Vilma, Labas, Ramūne. aš šiandien tave norėčiau pakalbinti tokia, nežinau, man atrodo netradicinė tema, bet jinai jaučiu labai tradicinė. Ir tiesiog apie tas veiklas, kurias tu darai, su kuo susiduri, iš ko tai susideda. Ir tu minėjai, kad norėtum pradėti nuo sapno, tai tu ir papasako, gal tada visiems bus tokia mistika, apie ką mes čia kalbėsim tada. Taip. Taip, tai tas, aš iš tiesų gyvenu savo gyvenimą, kuris pinasi su tuo sapnišku pasauliu ir su tuo realiu pasauliu ir pinasi per gimdymus, kuriuose aš dalyvauju kaip dula ir pinasi per kūno terapijos sesijas, kur iš esmės irgi yra siekis palydėti žmogų gilyn į jo gelmes. Tai vat ir sapnai yra vienas iš tų būdų, kurie mus gali ten nukelti, taip sakykime. Tai šios nakties sapnas buvo apie egzaminą, kurį aš laikiau su Process Oriented Psychology mokytoju. Ir po to ryte dariau tokį vidinį procesą, yra toks žodis inner work, kur mes patys su savimi galim apturėti tokią terapinę sesiją. Ir iš to man sužvejojau tame procese žinutę apie tai, kad norisi gyventi aistringą gyvenimą. Aistringą gyvenimą, kad visos tos veiklos, kurias mes darom, jos lietųsi tokiu drąsiu kriokliu iš vidaus ir kai palyginu save, ar iš tiesų man taip yra, tai suprantu, kad aš taip nageliu pakrapštau, bet kartu ir labai ilgiuosi tos aistros. Ir kai net važiuodama į šitą pokalbį bandžiau įsivardinti, kas yra ta mano aistra, tai prilenkiau daug pirštų rankų ir tai mane džiugina. Tik tai į kiekvieną iš jų dar vis tiek tokį kažkokią injekciją dar, kad smarkiau, daugiau. Ir jaučiu tą potenciją savyje ir man yra gražų žmonės, kurie spinduliuoja aistrą. Tai jeigu taip pradėčiau apie tas aistras, tai turbūt gal visgi pagrindinė aistra, su kuria save tapatinu jau daugiau negu 10 metų, yra dulavimas. Tai kas tas dulavimas? Toksai, žinai, dulavimas tai iš vis kaip veiksmas. Nuskambėjo kaip veiksmas, bet apskritai žodis dula. Nuimkim mistinį šydą nuo to, bet gal net ir negali nuimti jo, nes tai yra tokia, aš taip suprantu, tokia vis tik tokia tarpinė pozicija, kur mistikos tu negali taip pilnai ir nuimti, bet tiesiog paaiškinti, kas tai yra. Ar tai yra senas žodis, ką jis reiškia dabar ir kaip tai veikia apskritai. Taip. Irgi galėčiau atliepti daugybę to, ką tu pasakėjai apie mistinius šydus. Man atrodo, tos šydus tai pagal asmenybę mes užsidedam vien labiau mistinius, labiau žemiškus, dangiškus, žalius, mėlynus, kaip jau mums ten gaunasi. Tai manasis dulavimo šydas yra, sakyčiau, kad jis toks truputį mistinis iš tiesų. Bet tai jeigu pradėtumėm nuo pradžių, dula, šitas žodis yra kilęs iš senovės graikų kalbos, kurioje jis reiškia moteriškos giminės vergė arba tarnaitė. Ir 1974 metais kažkaip labai šviežiai dar pasigilinau šitą istoriją, tai taip net ir atsimenu tiksliai, Amerikoje viena antropologė rašydama savo daktaro darbą, jį tiesiog iškasė iš nebūties, iš praeities ir pavartojo tame kontekste apibūdindama moterį, kuri padeda žindyviai. Ir nuo to laiko tą žodį pasigavo dar kiti tyrėjai ir jisai buvo įvesdintas į bendrinę kalbą, visų pirma Amerikoje, ir ėmė reikšti moterį, kuri, dažniausiai moterį, kaip ir žmogų, kuris padeda gimdyti. Ne tik žindyti, bet ir gimdyti. Gimdyti, taip, pasiruošti gimdymui ir prakeliauti tą pačią gimties kelionę. Kada prasideda tas pasiruošimas gimdymui?
Mhm. Kiek tai trunka laiko, kada atsiranda dula moters Taip, gyvenime? taip, tai įprastas toks formatas yra susipažinti su dula maždaug 6-7 nėštumo mėnesį. Bet būna visiškai įvairiai, būna, kad dula atsiranda moters gyvenimą gimdymo dieną, kažkaip taip suteka aplinkybės, taiga pajunta, kad labai reikia, arba kažkas nurodo, parodo, o būna, kad sulaukiam tokių užklausų net, kai net nesilaukia žmonės, tiesiog tik galvoja, dar planuoja ir jiems yra įdomu pakalbėti, kaip tai galėtų būti. Ir aišku, čia yra toks platus laukas irgi veiklai, parimoti ties tą apskritai gyvybės prasidėjimo paslaptim. Bet tai mažiau įprasta, sakyčiau, tokie pavieniai gal atvejai būna, o dažniausiai tai link nėštumo pabaigos ir vėlgi tas dulos vaidmuo, jisai gali apsiriboti tik tai keliomis konsultacijomis iki gimdymo, kur mes kažkaip pasikalbam apie tai, kas galėtų moters laukti, pasikalbam, kokius resursus moteris galėtų pasitelkti, kad jai būtų lengvesnis tas kelias. Bet kartais ir dalyvaujam ir gimdymuose. Ir man turbūt tas etapas yra labiausiai toksai įkvepiantis, paslaptingas, nežinau, prisotintas įvairiausių spalvų ir būtent ten aš vadinu save labiausiai dula, kažkaip tie visi konsultacijos ir pasiruošimo gimdymui kursai, kuriuos aš vedu, tai regis atrodo kažkoks toks kaip švietimo veikla, o dulavimas yra tikrai būti ten ir matyti, liudyti, kaip kažkas mumise miršta, ir kaip kažkas mumise gimsta ir iš mūsų gimsta irgi. Tu sakai, sulaukiam. Ar jūsų yra daug ir kur jūs ten sulaukėt? Ar tai yra kažkokia asociacija, kur būrė jūs? Papasakok. Taip, ta dūlų kelią Lietuvoje aš labai puikiai žinau, dėl to, kad būtent kaip ir aš kartu su keliomis kolegėmis ir pradėjom tą dūlų judėjimą Lietuvoje 2013. Aš buvau pirmųjų dūlų mokymų koordinatorė ir nuo šiol jau mokymus baigė 4 dūlų kartos. Ir mes turime, mus vienyje Lietuvos dūlų asociacija, tai tokia kaip ir formali bendruomenė, sakykime, bet mums jinai kartu ir yra labai neformaliai, iš tikrųjų mus sieja toks gilus seserystės ryšys, kuriame irgi būna ten peripetijų visokiausių, bet kažkaip mes kol kas dar krūtam vaduojamės ir tikrai džiaugiamės vienybę. Tokia vienybė, kurią aš puikiai žinau europinį kontekstą, nes dalyvauju Europos dūlų tinklo susitikimuose ir veikloje, tai žinau ten tų kaimyninių šalių visokius atvejus ir Lietuva yra nedidelė ir mes kažkaip tikrai siekiam neskilti, dar nesuskilti į kokias 2, 3, 4 asociacijas, kaip kad nutinka ypač didesnėse šalise, dėl jų gal, aišku, ir žmonių požiūrių skaičiaus ir požiūrių, bet manau, kad yra vertybė tikrai dar būti draugėje ir daryti kartu ir aišku, ta asociacija yra reikalinga tam, kad mes galėtumėm labiau sutarti su tais kitais gimdymo lauko veikėjais, kas yra medicininė sistema su ligoninėmis, kas yra sveikatos apsaugos ministerija kartu su savo kažkokiais teisinė baze ir visais dalykais. Tai mes turim asociaciją, su kuria bandom kažkaip net ir tapti labiau žinomos, matomos, ne tik kad savo kaip klienčių, šeimų tarpe, bet ir net valstybės tarpe, socialinės politikos srity. Kaip sekasi sąveikauti su medicininėm įstaigom, ar jau pramynėt kelius, kad būtumėt priimtos, girdimos? Taip, iš tikrųjų aš norėčiau pasidžiaugti, kad per tą 10-metį bent jau tiesiogiai šitoje srityje dirbantis medikai, tai tikrai visi žino, kas yra dula. Ir aišku, tų reakcijų ir iki šiol požiūrių yra įvairių, bet mus įsileidžia ir mes, irgi nelyginant gimdymo komandą, kokie išpuola, bet turbūt, kad visgi didžiąją daugumą atvejų tai mes esam, jaučiamės kaip gimdymo komanda.
iš tikrųjų jaučiamės to proceso dalimi ir jo, ir kažkaip manau, kad tai yra nu, va, toks dvipusis įdirbis, viena vertus ir mes, kurios kažkaip beldėmės, tuksenomės ir buvom priimtos pokalbėms su aukščiausios grandies nu, stacionarų vadovais. Ir kita vertus ir atvirumas ir jų, kad kažkaip jie išvelgia tikrai gal ir tą naudą, kurią šiaip jau visi pasaulio tyrimai tikrai nu, pagrindžia, kad tai yra pamatuojama nauda turėti šalia savęs dulą. Iš kur pas tave kilo šitas pojūtis, kad tu nori būti to tarpiniu žmogumi, kuris palydi moterį į naują virsmą? Taip, nu, aš manau, kad turbūt, nu, žinodama ir savo kolegių istorijas, man atrodo, kad tai dažniausiai yra susijęs su kažkokia asmeninė patirtim. Tai aš savo 3 vaikų susilaukiau lydima pribuvėjos ir aš juos gimdžiau namuose. Ir kai šitą faktą kartais pasakau gydytojams, tai tikrai sulaukiu įvairių reakcijų ir kažkaip dabar dar akimirką sudvėjojau, ar galiu taip drąsiai apie tai sakyti, bet tokia yra mano patirtis. Ir šitoje vietoje kartu norėčiau treptelt koją ir demistifikuoti irgi tuos naminius gimdymus, nes absoliučioj didžiojo pasaulio dalyje tai yra normali, legali, įteisinta praktika, o mes kaip tikrai esam šitoje vietoje, nežinau, kažkokiam gūdžiam sovietmetį dar. O kaip tiesiog kilo toks noras ir pojūtis, žinai, natūraliai ne kiekvienai yra tokios idėjos ir mintis, tai vis tiek link to kažkaip einama. Taip. Ar buvo kažkokie nusivylimai, ar kažkokie specifiniai poreikiai, kodėl būtent rinkaisi tokį atėjimą vaikų ir tada jau pati nusprendai, kad norėtum būti irgi toje patirtyje. Iš kur tos idėjos, kad reikia kažkokio kitokio prieimo prie moters? Ar jis tada netenkino tavęs, koks buvo? Ar... Aš matai, netgi turiu tokią prabangą neturėti kitos patirties. Aš tiesiog kažkaip taip susiklostė, kad aš įsiliejau į Jurgo Švedienės ratus. Tai yra tokios kaip ir bendruomenė, kurioje vyko pasiruošimo gimdymui paskaitos ir kažkaip ta žinutė apie gimdymo natūralumą, apie pasitikėjimą savo kūnu, apie pasitikėjimą kažkokiu tokiu gyvybiniu srautu, jinai buvo tiek natūrali, kad net nekilo minčių pagalvoti apie... Tai tau natūrali, jo, bet ne kiekvienam natūrali. Aš tiesiog klausiu, ar vis tiek buvo kažkokios matyt patirtis, ko link vedama tu ėjai link to natūralumo. Galbūt susidūrimai, galbūt kitų istorijos, gal kažkokios kitos patirtis, kitų žmonių, dėl ko tu ieškoji būtent tokio prieimo prie gimdymo. Taip, tai dabar aš, kaip ir, kad taip neatrodytų, kad aš labai čia esu susijusi su naminiais gimdymais, jau nebesu, dėja, turbūt taip, dėja nebesu, nes Lietuvoje vis dar tai yra tokia šešėlinė teritorija, bet ta patirtis, kurią aš pati turiu savo kūne, to gimdymo namuose ir to savo jėgos pajutimo, jinai visą laiką mane lydi ir tai formuoja mano požiūrį į kitų gimdymus. Bet kaip susiklostė ta mintis, tai tiesiog kažkaip suteikiau aplinkybės, kad aš tuo metu su savo 3 mažamečiais vaikais neturėjau kažkokio irgi dar, neįsiliejau į kažkokią įmonę ar ten, nežinau, organizaciją, negrįžau po motinystės ir tuo metu taip tokios srovės tekėjo šalia su Vitalija Maksvyte, kuri tuo metu turėjo Prieraišiosios tėvystės centrą ir su ta pačia Jurga Švedienė iš kitos pusės ir mes kažkaip aš liudijau tą santaką tų 2 krypčių, tokio kažkokio organiško, gamtiško natūralumo ir tokio gal mokslinio labiau požiūrio, tyrimais grįsto požiūrio. Ir tada mes kažkaip tiesiog supratom, kad tuos 2 požiūrius įkūnija dulų judėjimas, kuris buvo jau aktyvus kitose šalise, o Lietuvoje dar jo nebuvo. Tai pamenu, kaip tiesiog važiavom pas artimiausias kaimynės Latvės ieškoti įkvėpimo ir patirties. Ir jos buvo pirmos gyvos dulos, kurias aš mačiau.
ir jos pasakojo, kaip tai veikia ir mes tiesiog jo, po to rašiau laiškus, pati asmeniškai į užsienį kažkur ten, Austrijos, Vokietijos dūloms, kad atsiųskit mums, prašau, kokias nors dūlų mokymų programas, mes norim čia kurtis. Ir tuomet sulaukėm didžiulio palaikymo ir aš dabar jį ir toliau kasmet pajaučiu per tą dalyvavimą Europos dūlų tinkle, kad kažkaip ta seserystė labai klesti ir faktiškai kokios mes bebūtumėm skirtingos, turėtumėm skirtingas gimdymo priežiūros sistemas, bet pati ta idėja, jinai yra kažkokia archetipinė ir labai labai identiška visom pasaulyje. Skamba labai įstringai, kaip tik apie aistrą, kaip Tai kalbėjai. va, taip aš ir kažkaip ir norėjau, kad tikrai, kad kažkaip tai manyje pulsuotų. Ir iš tikrųjų ir pulsuoja, ir va, šią savaitę pulsuoja ypač dar gal ir smarkiau, dėl to, kad aš tik pirmadienį grįžau iš Prancūzijos, kuriame dalyvavau savo jau turbūt 6-ajame jo tokiame susitikime. Kiek trunka mokytis, kad tapti dūla? Taip. Tai Lietuvoje mes šiemet visiškai neseniai startavom dar viena, turbūt jau čia 4. ar 5. dūlų karta jų mokymai, kurie truks 13 savaitgalių, kurie išsidėstė per daugiau nei 1 metus. Taip, žinant kontekstą europinį, tai mes esam labiau link tų šalių, kurios turi tikrai tokius ilgus, išsamius dūlų mokymus. Kokie žmonės ateina mokytis? Taip. Žmonės, kurie turi tą dovaną arba traumą, net galim sakyti, kuri vadinasi noras padėti kitiems. Jo, ir čia viena iš užduočių, kaip mes formuojam tos dūlų mokymus, kad iš tiesų dalyvės susitiktų su savo gelminiais motyvais, kas iš tikrųjų jas skatina tą dūlą tapti. Nes labai gali pasirodyti, pakankamai dėsningai yra tai, kad yra kažkokia dalis manyje, kuri negavo, nepatyrė ir aš turiu ten tokią, žodžiu, tuščią ertmę, kurią norisi užpildyti per pagalbą kitiems, pavyzdžiui, taip. Arba tokia gal geresnis scenarijus, kai aš iš tiesų jaučiu trykštančią širdį, va tą aistrą kažkokią ir dirbu tą darbą iš pertekliaus, o ne iš vidinio trūkumo. Tai va, tai visokių yra tų žmonių, bet tikrai turbūt kas vienyje, tai kažkoks irgi va tos moteriškos seserystės patyrimas arba siekis ją turėti. Ar dūla bendrauja po gimdymo su moterimi? Ar palaiko ryšį kažkokia, ar tai yra tik iki gimdymo procesas? Taip, tai dabar jau Lietuvoje netgi turime ir pirmąją pogimdyminių dūlų kartą. Tai jos yra specialiai išsimokslinę tam, kad padėtų moteriai pogimdyminiu laikotarpiu. O tos kitos dūlos, jas galėtumėm vadinti gimdymo dūlomis, bet realiai tai persidengia tos rytis, vis tiek juk pagimdom kartu ir natūraliai norisi išlaikyti tą santykį ir per pirmasias kelias savaitės tai ne kartą susiskambinam, net ir apsilankom namuose, klausdamos, kaip sekasi, ar yra kažkas, ką galėčiau padėti. Ir tai, man atrodo, kad nepaisant to, kad pati iš savo patirties žinau, kad moterys, besilaukiančios moterys vertina tą ateinantį gimdymą kaip tokį nerimo apogėjų. Atrodo, o po to tai jau kaip nors. Bet iš tikrųjų ta pagalba po to, jinai visgi, gal manyčiau, kad tolygiai svarbi arba net svarbesnė. Turint omeny tai, kad mūsų ta socialinės rūpybos sistema, jinai yra visiškai nuliniam lygmenį šitoj vietoj. Mes nesulaukiam akušerių vizito, net nei vieno turbūt po gimdymo. Vat, kai šeima grįžta iš ligoninės į namus, jie yra tiesiog patys savo vieni. Kaip ateina medikas, pediatras, kuris prižiūri, turėtų ateiti, arba bent jau pasiskambinti. Bet dabar, žinok, nelabai, ne. O, tai labai gera tema. Pakalbėkim dabar, aš tavęs klausausi ir
kilo mintis apie pogimdyvinę depresiją. Taip. Ir kai žmogus ieško tos sąmoningos patirties, kad praeiti ir suvokti, kas yra vaiko laukimas, ir potyris po to, kai tu jo susilauki, ar jau turi tokią patirtį, kad va, toks sąmoningas prieimas, jisai pamažina tą riziką pogimdyviniai depresijai. Ar vat, vis tiek tas reiškinys kaip ir egzistuoja dėl kažkokių tai socialinių faktorių ir tada dulos vaidmuo čia labai gerai tada pasitarnauja. Taip, taip. Kažkaip turim kartu ir dovaną, ir skausmą Lietuvoje, kad vat, per pastaruosius metus tikrai socialinėje erdvėje nuskambėjo apie tie keli atvejai, kada moteris tikrai atėmė gyvybę savo. Ir tai yra siejama visų pirma su pogimdyvinė depresija. Ir dėka to kažkaip tas fokusas irgi visuomenės gerokai nukrypo į tą pusę ir apie tai yra daug kalbama ir iš tikrųjų daug tokių kažkokių išdirbtų pagalbos modelių ir kelių jau yra. O iš mano kaip dulos perspektyvos, tai vienareikšmiškai yra tyrimais įrodyta koreliacija tarp gimdymo patirties ir pogimdyvinės depresijos rizikos. Ir išvertus į tokią paprastą kalbą, tai apie ką yra. Jeigu moteris gimdymo metu jaučiasi girdima, jinai susijungia su savo jėga, jinai jaučiasi įgalinta, tuomet ir pirmaisiais motinystės mėnesiais jinai taip jausis. O jeigu jinai yra, jeigu gimdymo metu žlunga jos visos viltis, lūkesčiai, įsivaizdavimai apie save, jeigu jinai tampa tokia šlapia balute. Dėka susiklošiusių situacijų aš net negaliu įvardinti, kad kažkas konkrečiai tame gali būti kaltas, kad mes tą kaltininką galim taip kažkaip labai taip jau užfiksuoti ir įvardinti. Bet jeigu jinai įžengia į tą motinystės teritoriją, va tokia visa sugniuždyta, tai tada jai kaip Feniksui reikia susirinkti save iš pelenų ir tai nėra paprasta. Ar tai yra informacijos trūkumas vis dėl to, kad mes nežinom, kas mūsų laukia po to pokyčio? Nes aš kalbėjau ne per seniausiai su ką tik pagimdžiusią moterimi ir taip labai sąmoningai priėjusią prie šito klausimo. Ir jinai taip labai aiškiai tos reiškinius įvardina. Sako, žinai, kas buvo prieš tai ir netgi nėštumo metu ir per akimirką, aišku, gimdymas truko ten visą naktį procesas pirmo vaiko, bet per akimirką, sako, viskas pasikeitė. Ir ar žmogus tiesiog negali įvertinti to, kad viskas pasikeičia, ar jis tiesiog nori eiti tą pačią vagą, greitai susitvarkyti viską, kad viskas grįžtų į tą pačią vagą, ar jis tiesiog... Ar tai yra informacijos trūkumas, kad mes nekalbam apie tai, kas yra visas tas procesas, žmogaus atėjimas į mūsų gyvenimą naujo ir kaip jisai keičia mus? Ar tai tiesiog, nežinau, pakomentuok. Aš manau, kad turbūt, kad kiekviena ta istorija yra visiškai unikali ir aišku, mes galim turbūt ieškoti tų tokių bendrybių, ką turi vardinai, kad iš dalies yra gal informacijos trūkumas kažkam, bet iš mano varpinės aš labiausiai turbūt matau gal tokį iškreiptą veidrodį, kurį formuoja mūsų gal ir, nežinau, tas socialinių tinklų pasaulis, kad yra kažkoks totaliai nerealus lūkestis savo. Apskritai jo yra gal labai daug to lūkesčio net ir ne motinystės temose, bet kur, kad mes turim būti produktyvūs, gražūs, sėkmingi. Ir motinystės temose tai lygiai taip pat ir dar daugiau. Ir tada, ką aš matau, kad greitai grįžti į darbą. Moteris, jos yra apimtos didžiulio perfekcionizmo šitoj vietoj. Ir yra taip skausminga suvokti, kad dėja, bet man aš jaučiuosi visai kitaip, aš negebu, negaliu, neturiu jėgų, neturiu noro. Ir jo, tai apie tą kažkokį, apie tą kažkokį tobulų mamų, tobulų žmonių, tobulų makiažų sindromą. Va čia aš apie tai turbūt labiausiai kažkaip akcentuočiau šitos dalykus.
Tai yra, nu taip, kaip skamba, žinai, kaip didelis kontrastas ir nėra tokio viduriuko tarp tų naturopatinių makiažo nebuvimų ir tarp to makiažo. Kaip, žinai, dvi skirtingos paralelės, kurios kažkaip toks jausmas, kad neturi sąveikos suprasti vieną kitą. Ir va čia irgi vėlgi gal kažkoks tai informacijos trūkumas, kaip dviejų srovių bandymo susikalbėti, ar įmanomas tas suokalbis ar ne, vis tik tai manai, kad tai yra tiesiog skirtingi vandenys. Be abejo įmanomas, juk, nu, kaip, jeigu imtumėm tuos faktinius skaičius, tai kažkaip juk ne visos mes, ne visos moteris po gimdymo patiria tą depresiją arba depresyvias nuotaikas. Tai vėlgi atsiremiam į kažkokį galbūt ir prigimtinį žmogaus atsparumą, kurį galima gal jau suosti ir iki gimdymo. Aš, kaip Dula, kai sustinku su žmonėmis, tai kažkaip galiu net įtarti, kas, kuriai seksis geriau, kuriai seksis prasčiau priimti. Taip, ir tai yra tikrai apie proceso priėmimą ir savęs priėmimą, savęs visokios. Ar bandai edukuoti tada, kai matai, kad žmogui galbūt sunkiau seksis priimti procesą? Bet iš tiesų kažkaip šita vieta yra tokia keblesnė gal. Mes turbūt gimdom taip, kaip gyvenam ir auginam taip, kaip gyvenam. Mes savęs neperdarom. Ir jeigu turim tą polinkį rinktis nuolat šviesiąją pusę, nežiūrėti į tą tamsią pusę, tik šviesią pusę, tik gražiai, kad viskas būtų, tik draugiškai. Tai yra žmogaus gyvenimo kelionė, jo išmintingėjimo kelionė, susidurti su tokio mąstymo ribotumais ir jų pasiekmėm. Ir kartais, ir šitoje vietoje aš jau jaučiu, kad man norisi gal žengti tą žingsnį gal ir į terapinę teritoriją tokią, kadangi aš kažkokius turiu tuos dvigubus kailinius, aš esu ir dula, bet esu ir kūno terapeutė. Bet vėlgi dar akcentuočiau tai, kad mes kaip dulos esame įsipareigoję neperžengti savo kompetencijos ribų. Ir jeigu mes matom, kad mūsų pastabos, jos, aš negaliu komentuoti žmogaus gyvenimo būdo, žmogaus kažkokių pažiūrų, kas, kad man atrodo, kad bus sunku, bet kas aš tokia, kad manęs klausytų ir manim tikėtų, ir mes turim išlaikyti tikrai savo kažkokį tokį ir etinės ribas, kad nesikišti ten, kur ne mūsų reikalas. O jeigu, šiuo atveju aš vilkėdama tos dviejus kailius, jeigu jaučiu, kad žmogui gali būti įdomus tie gilesni procesai, tada aš kviečiu kažkokiem gilesniem pokalbėm kitokiuose kontekstuose. Ne tik, kad šalia to, kad mes kalbam apie gimdymo padėtis ir gimdymo kvėpavimą, ir aš dar galiu tau paaiškinti, kad, žinai, tu gal, kažkaip apsiramink. Gyvenk kitaip. Nes faktiškai tai yra intervencija į patį žmogaus tą, kaip čia, kietą į diską, gali sakyti, kur jau yra apie mūsų vertybės, apie nuostatas, apie mūsų visą gyvenimo patirtį, kurią formuoja, nežinau, ir vaikystės prisiminimą, ir ten daugybė visko. Genetinis kodas, vadinasi. Netgi iki ten. Taip. Ar galėtum pasidalinti tokia išskirtinė tau pačiai dulos patirtim? Be kažkokiu tai gal asmeniškumu, bet jeigu gali papasakoti, kas tau pačiai, kaip išskirtinė istorija tavo dulavimo praktikoje. Taip, tikrai tokią turiu ir turbūt ne vieną, bet kažkaip, kas dabar iškyla, tai istorija, kurioje dalyvavau praeitų metų rugpjūtį. Ir manau, kad dėl ko jinai man visų pirma iškyla, tai dėl to, kad mūsų santykis su ta šeima, tai tokia kaip ir trijulės santykis, tai reiškia besilaukiančios moters, jos vyro ir mano, mūsų tas trijulės santykis buvo labai artimas, labai nuo pat pirmo susitikimo mes jautėm kažkokį išskirtinį ryšį,
Ir tai yra turbūt vienas iš momentų, kurie didžiausiai apdovanojantis tūlos darbe, kad mes galim taip arti vieni kitų atsidurti ir būti tokie nuogi savo tose patirtise. Tai va, jeigu taip tokiais bendrais ruožais papasakočiau, tai tas mūsų bendras gimdymas truko turbūt kokias arti 50 valandų. Tai nereiškia, kad mes jas visas praleidome kartu, bet nuo pirmojo skambučio apie patekėjusius vandenis, tada seka mano kaip dūlos budėjimas. Aš visą dieną vaikštau, galvoju, kada sulauksiu sekančio skambučio, kada jau kas nors ten įsibėgės. Sulaukiu to sekančio skambučio gal kokią 11 val. Vakaro ir mes sutarėm, kad mes susitinkam Kauno krikščioniškose gimdymo namuose, nors ta šeima yra Vilniečiai, bet nemažai Vilniečių važiuoja gimdyti į Kauną, dėl to, kad Kauno stacionarai, jie visgi tyrimai rodo, kad juose ta moterų gimdymo patirtis būna šiek tiek tokia palankesnė. Tai labai dažnas yra momentas. Ir man kaip dūlai tai reiškia tokį, žodžiu, 100 ar 110 km/val. Greičiu lėkimą į tą Kauną. Tuo metu buvo žaibai, liūtis kažkokia, tai degė Gariūnų šiukšlynas, kaip tik tom dienom, ir kažkokie netikėti kamščiai. Ir atrodo įsilieji į tą kažkokį bendrą ir pasaulio lauką, kas jame vyksta, ir kažkaip keistai dažnai kažkaip tas laukas suvibruoja netikėtais tokiais viražais, kai kažkas gimdo, dar kažkas šalia vyksta, ar kažkokios ten gamtos stichijos, ar kažkokie įvykiai. Žodžiu, ir atsidūrėme mes tame Kaune ir pasirodo, kad moteris, kai aš ją pamatau tame, žodžiu, ligoninės koridoriuje besišypsančią, aš suprantu, kad dėja, bet taip sąrėmiaujančios moteris tikrai neatrodo. Ir tai, aš suprantu, kad tikriausiai mes važiuosim atgal namo. Ir taip ir atsitinka, gydytoja patikrina gimdos kaklelio prasivėrimą ir pasirodo, kad nuskamba toks verdiktas, gal kokie 2, gal link 3 cm iš 10. Ir sako, gal jūs nori čia nakvoti, ir po to jie sako, turbūt, kad visgi nenorim. Ir tada mes, taip sakant, su tais 2 automobiliais, jie su savo, aš su savo, važiuojam atgal į namučius. Toliau tada seka dar viena laukimo diena, kurioje kažkas irgi truputį ten krepštas sąrėmiai vyksta, bet jie dar puikiai su jais tvarkosi. Ir vėl į pavakarę aš irgi ten atvažiuoju. Tada mes nusprendžiam padirbėti, tai reiškia, kad intensyviau pajudėti su dubeniu, padaryti tam tikrus pratimus, kurie tikėtina galbūt paskatins tuos sąrėmius dar sustiprėti, bet jie taip nepadaro. Ir tada mes vėl išsiskiriam, jie eina pasivaikščioti, aš kažkur važiuoju vėl tūnoti, laukti toliau to. Ir visa tai yra kažkoks buvimas dideliam ryšy, kad mes jau esam vieni dėl kitų, bet tas gimdymas ir įrodo savo tokį tikrąjį veidą, kad tu niekada negali žinoti, kiek tai truks, kaip tai vyniosis, tas kiekvienas scenarius yra visiškai unikalus. Ir tada tam finaliniam susitikimui mes susitinkam tos 2 paros pavakarę ir praleidžiam kartu naktį. Vyras pasirenka ilsėtis gretimam kambarį, o aš įsitaisau kaip koks partneris į jų šeimyninę lovą. Ir visą naktį mes leidžiam tais intervalais, kas 5, 4, po to 3 minutės. Aš girdžiu, kaip jinai kas tas 5 minutės pabunda, pradeda dejuoti. Ir tuomet aš jai masažuoju kryžkaulį, spaudžiu, kažką darau. Ir po to mes vėl prisnūstam, dar po kitų 5 minučių, ar 4, ar 3 vėl pabundam. Ir tokiu būdu mes išgyvenam tą kažkokią tai tropinę naktį. Liudiju ją, kaip jinai stovi prie lango, žiūri į šlamantį klevą ir atrodo su kiekvienu sąrėmiu vis labiau nusimeta senus marškinius, senus savo svogūno lukštus, iš viso kažkokią tai seną odą. Ir
praranda tą iliuziją, kad čia kažkas nuo jos dar priklauso ir vat, su tokiu besikeičiančiu kvėpavimu, besikeičiančiu judesiu, aš matau, kaip jinai tikrai jau pasileidusi plaukus, tokia perkeltinė prasme, žengia į tą šaltą vandenį, kur tu gali tiesiog plaukti, pasiduoti, atsiduoti ir va tiesiog tekėti. Ir reikia turbūt va tokių kokių ten 6, 7, 8 valandų va šitokio veiksmo ir sąrėmiai tampa labai labai stiprus ir tada mes važiuojame į ligoninę, ten išgirstam skaičių 6 iš 10, kas irgi dar sakytum, dar ne visai pabaiga, bet jau ta upė yra tiek pagavusi mūsų visą tą va trijulę, kad netrunka daug laiko pasiekti ir tą pilną prasivėrimą ir pakeliui mes patiriam tokių keistų dalykų, tokių nedraugiškų medikų pastabų, kurios betgi nebesutrikdo jau šito gimdymo, nes moteris tikrai yra persikėlusi į tą paralelinį pasaulį ir gražu žiūrėti, kaip karts nuo karto jie bučiuojasi ir dar sugeba pasakyti, kad aš tave taip myliu. Ir vyras atsako, ir aš tave labai. Ir žodžiu, vat, kai tai liudiju, tai tiesiog norisi verkti iš gražumo. Ir kai gimsta ta mergytė, tai jau bent jau 6 akys tam kambarį tikrai ašaroja. Ir tai jaučiasi kaip kažkokia didžiulė pergalė, didžiulis apogėjus, turbūt vienas iš didžiausių gyvenimo viršukalnių, į kurias ta moteris užkops. Ir man kaip dūlai yra didžiulė dovana tą matyti ir būti prie to prisidėjus, nes aš puikiai suprantu loginiu protu, kad jeigu ne aš, jie seniai būtų neišbuvę to nerimo lygio, kuris apninka, ar viskas čia yra gerai, ar čia viskas dar gerai, ar galim laukti. Ir vat, dula turbūt vienas iš didžiųjų jos indėlių ir yra sukurti tokią kažkokią saugią pasitikėjimo atmosferą, kurią aš turiu galimybę sukurti dėl to, kad turiu patirties. Bet ar būna tokių atvejų, kur, žinai, ne visai tokie gražūs ir sėkmingi? Ar tau teko patirti tokių dalykų, kur moteris tiesiog galbūt neįsivertina kažko? Ir ko dažniausiai neįsivertina moteris tokiais atvejais? Tai be abejo. Ar vyras galbūt neįsivertina, kaip tu sakai, nes tu dalyvauji kaip trečias asmuo, tai gal būna taip, kad tiesiog jauti, kad tokių kontrastingų gal atvejų papasakok, ne visai tų gražių, kaip tu sakai. Taip, tai be abejo, tiesą sakant, kas yra dėsninga irgi to duliškoje patirtyje, tai pirmieji kokie 20 mano lydėtų gimdymų buvo visi tokie, kaip iš tokio gražaus vadovėlio, iš tų gražių tyrimų, kurie liudija, kad, jeigu dula dalyvauja gimdyme, tai tikimybė pagimdyti natūraliai padidėja ten x procentų. Gimdymo trukmė sutrumpėja ir dar, žodžiu, ten kiti tokie apčiuopiamai įvardinami momentai. Bet po to aš vieną po kitą pradėjau patirti Cezario pjūvius, kurie nutinka dėl kažkokių neprognozuojamų, nelauktų situacijų. Pavyzdžiui, dėl to, kad vaikučio būklė kažkaip vaikučio širdies plakimas rodo kažkokį tai diskomfortą, kad vaikas patiria diskomfortą ir tai yra pavojinga riba ir gydytojai tuomet neberizikuoja ir siūlo daryti ekstra Cezario pjūvį. Arba kitas momentas, kad gimdos kaklelis atsiveria, bet vaikutis nenusileidžia ir tos stangos natūralios jos tiesiog neprasideda ir tada moteris jau, kuri būna kopusi į tą Everestą, pavyzdžiui, kokias 24 valandas, jinai staiga supranta, kad jinai tos viršūnės ir nepasieks. Ir kas yra ta viršūnė, tada kyla klausimas. Ir aš iš savo pusės turiu jai kažkaip visą laiką pabandau, kad ji patikėtų, kad ta viršūnė, jinai vis tiek yra čia.
kad tu laikai savo vaikelį ant krūtinės, kuris gal gimė per langelį, kaip mes sakom, vis tiek tai yra tavo viršūnė, tavo vienintelė unikali nepakartojama patirtis, kurią tu įgyvendinai. Ir kartais tai pavyksta, kartais mažiau pavyksta, ir kartais mes po to dar ne vieną ir ne du kartu su moterim nagrinėjam tuos kabliukus, kad kažkas visgi yra užstrigę ir kad yra didžiulis nusivylimas savimi, kad aš nesugebėjau. Bet dar kaip klausiai, kas, ar galima būtų kažkokius kelis momentus įvardinti, kokios visgi yra tos priežastys, kad taip nepasiseka. Tai kartais iš tikrųjų neįmanoma jų įvardinti, bet kartais ir truputį gal ir įmanoma. Ir tai yra apie atotrūkį nuo savo kūno visų pirma, kad moterys dažnai nėra pasiruošę fiziškai. Ir dabar, aišku, mūsų tas sėslus gyvenimo būdas, jisai nepadeda mums gimdyti. Ir ten, nežinau, 1 ar 2 savaitinės treniruotės, jos mums padeda tik truputį, bet realiai mes gyvenam sėsliai, mažai judam ir neturim ištvermės, fizinės ištvermės. Ir kai užgriūva sąrėmiai, kartais mūsų tiesiog nustebina tas skausmo lygis ir mes neturim kažkokių fizinių resursų, kad atsverti tą skausmo lygį. Ir tada tiesiog visos mūsų idėjos apie arba gražios gimdymo vizualizacijos, jos tiesiog subliūkšta kaip kokie balionai, nes kūne nėra resursų. Ar šnekat apie tai dulaudamos prieš tai? Šnekam, taip, šnekam, bet turbūt, kad po teisybei tai reikėtų susitikti, nežinau, 2 nėštumo mėnesį turbūt ir daryti, duoti namų darbus ir daryti tas mankštas kartu, gal kažkaip, ta prasme, bet dažniausiai taip nevyksta, nes va tos paslaugos jos kažkaip yra išsiskaidę, dulos atrodo yra labiau apie gimdymą, o pavyzdžiui kokios nors kineziterapeutės arba kokios nors nėščiųjų mankštos trenerės, jos yra savo tarsi srities specialistės ir kažkaip vėlgi dabar su joms sąveikauti tada. Kažkaip turbūt, bet man net keista tai pačiai savo dabar pripažinti, bet aš turbūt nei vienai savo lydėtai moteriai nesu pasakiusi, taip pat paklaususi, kiek kilometrų tu per dieną nueini, turėtum nueiti minimum 5, pavyzdžiui. Nes man iš vienos pusės tai būtų tiesa, bet iš kitos pusės ir ne. Nes gal tam žmogui nereikia tų 5 kilometrų. Gal žmogus ir ne nėštumo metu tiek nenueidavo, čia staiga nėštumo metu tai gali būti perteklinis. Taip, bet vėlgi, kiek aš turiu teisę kištis į tą žmogaus pasaulio vaizdą, nes kiekvienas mes jį turim pakankamai tokį sudėliotą. Tai tu kalbėjai apie psichologiją, tai yra fiziologija, daugiau aš norėjau paklausti apie psichologiją. Tarkim, ko moteris, va čia tu kalbi, aišku, tai susiję, nes tai irgi veikia ir psichologija, bet kokių kriterijų moteris dažniausiai psichologiškai neįvertina? Pačio to proceso metu, piko metu, ar kažko, bet šitie reiškiniai. Bet aš manau, kad, žinai, jų net neįmanoma įvertinti pagal apibrėžimą, dėl to, kad, kur mes atsiduriam gimdymo metu. Gimdymo metu visa mūsų smegenų žievė, va tas naujosios smegenys, jos eina atostogų ir mes tikrai atsiduriam tokioj autonominės nervų sistemos valdžioje, kur išryškėja mūsų ten tokios primityvios reakcijos, mes esam instinktų valdžioje ir aš negaliu apie save žinoti, kaip aš sureaguosiu, iš anksto aš negaliu žinoti ir čia turbūt kas labiausiai gal padeda, tai mano streso valdymo įgūdžiai, kuriuos aš apskritai per savo visą gyvenimą, iki gimdymo buvusi, esu susirinkusi. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, turiu, nežinau, pradedant, jeigu aš turiu patirtį, tarkim, skausmingų mėnesinių, labai skausmingų mėnesinių, aš jau žinosiu,
kaip mano kūnas reaguoja ir ką aš dėl savęs galiu padaryti. Nu, bet tai gali padėti, ne? Jeigu aš turiu patirtį, pavyzdžiui, jeigu aš buvau stiuardesė ir aš esu 15 mokymų praėjus apie tai, kaip stresinėse situacijose nepasimesti, tikėtina, kad jie yra jau mano kraujyje, va, tie įgūdžiai. Tai man gali padėti, bet tai čia aš taip labai tokius kraštutinumus vardinu ir yra 50 kitų atspalvių. Bet manyčiau, kad galioja ta tokia kultinė frazė, mes gimdom taip, kaip mes gyvenam. Ir tas gimdymas yra kaip savotiškas egzaminas, kuriame mes pasitikrinam savo bazinį pasitikėjimą pasauliu, gal net labiausiai tai, kiek aš esu linkusi nerimauti, o kiek aš iš principo tikiu, kad vaikutis, kurį mano kūnas sugebėjo užauginti tokį tobulą, su visom blakstenytėm, su visais nagučiais, kad jisai gimsta į šitą pasaulį gyventi, kurti ir kad aš pasitikiu tuo procesu. Ir ypač vyrai, va čia va, prieš 3 dienas vienas vyras manęs klausė, bet tai, o kaip žinoti, ar viskas yra gerai, bet tai kaip žinoti, kaip aš galiu dabar, sąrėmiai prasidėjo, o kaip mes galim nevažiuoti iš karto į ligoninę, tai kaip žinot, kad viskas yra gerai. Vyrai filmų prisižiūrėjo, žinai, kur ten iš karto viskas vyksta. Taip, o mūsų jau tas, žodžiu, tas kaip socialinių tinklų pasaulis ir tie visi, nežinau, mass media, kaip vaizduoja gimdymą, tai tikrai nepadeda mums turėti sveiką santykį. Apie vyrų rolę šitoje vietoje dar šiek tiek gali praplėsti, kaip vyrai tame jaučiasi, kokie dažniausiai būna dar klausimai, kaip jie išgyvena tas situacijas, koks vyro vaidmuo. Jo, tai aš kaip, pradedame tą dialogą su pora, tai visą laiką kažkaip paklausiu vyrų, kaip jie ketina, kaip jie save mato tam būsimam gimdyme ir tikrai validuoju tą galimybę, kad jūs galite nenorėti ten būti. Nes dabar ta tokia, mada atėjo, kad visi jie ten privalo ir čia, žodžiu, būsiu kažkoks gal silpnas, jeigu nesudalyvausiu, o mano kolegos sudalyvavo. Jokiais istoriniais laikais tai nebuvo normalu, išskyrus pastaruosius kokius 30 mečius gal. Ir taip, yra tekę tikrai gan tokių intimių pokalbių su vyrais turėti ir kažkur širdies gelmėse jie jaučia tokį atsargumą, žengdami į tą tokią totaliai kūnišką, moterišką teritoriją. Ir tekę yra liudyti visą spektrą to vyriško elgesio. Vieni tie vyrai, kurie ir šiaip gyvenime nėra linkę leistis į emocijas, yra uždaresni, galbūt neturi tokio to kažkokio išugdyto emocinio intelekto, jie tiesiog gali būti šalia, pavyzdžiui, turėdami kompiuterį ir žiūrėdami filmą gimdymo metu, jie gali geiminti žaidimus telefone ir tai yra jų būdas tvarkyti su stresu ir viskas su tuo yra gerai, nes moteris tikriausiai irgi pažįsta savo vyrą ir nesitiki, kad jisai staiga, nežinau, ten išsiskleis ir taps kažkokiu supermenu su sparnais. Nebūna taip, kad vyrui blogiau negu moteriai, žinai, irgi čia iš filmų. Tai būna. Kaip tada atrodo vaizdas? Būna, ir tada moteris klausia, ar tu pavalgiai, eik dabar atsisėsk, pailsėk, žodžiu. Rūpinasi toliau. Tai darydamos irgi kažkaip, tai yra jų būdas tvarkyti su jų pačių stresu. Bet iš kitos pusės yra tikrai tekę susidurti su vyrais, kurie pačiu savo gražumu išskleidžia tą santykį. Ir tai yra taip akivaizdu, kad po šito gimdymo jų santykių kokybė iš vis pakils, nežinau, į Everesto aukštumas, kad jie vienas kitame pamatys dar neregėtą atramą. Ir tai yra taip gražu, kada vyrai intuityviai leidžiasi kartu su moterim neria į tą tokią, nežinau, neprognozuojamai veržlę ar ten kažkokią super šaltą tą gimdymo upę ir jie būna šalia,
jie visat yra ryšyje, jie laiko už rankos, jie gali kartu kvėpuoti, jie gali liesti, jie gali glostyti galvą ir ten šnibždėti tuos kažkokius prisipažinimus meilėje ir tuos gražius žodžius. Ir, ir kaip taisyklė tokie gimdymai, jie, kad ir kokia jų būtų ta medicininė baigtis, kartais ir tokiais atvejais ten prireikia to Cezario pjūvio ar ko, bet atrodo, kad iš tos upės abu tie žmonės išlipa sausi, tai nepaliečia jų kažkokiu trauminiu būdu. Ir tai yra apie ryšį, apie palaikymo kokybę. Ar dula ir pribuvėja, šitie du skirtingi žodžiai, Taip, kuo jie skiriasi? taip, tai jie skiriasi, jie labai aiškiai skiriasi, bet, tavo klausimas, tai, žodžiu, suponuoja, kad ir tai yra tiesa, aš puikiai susiduriu tikrai su neaiškumu šitoj vietoje ir su malonumu kažkaip labai nubrėšiu tą tokią aiškę takoskyrą šitoj vietoje, kad dula yra žmogus, kuris rūpinasi nemedicininę gimdymo pusę. Tai reiškia, mes esam kartu širdimi, rankomis, akimis, palaikom fiziškai, psichologiškai, dvasiškai, emociškai. O pribuvėja yra žmogus, kuri ir priima vaikelį, kuri nusimano apie vaikelio, nežinau, įsistatymo visokias ten pozicijas. Ji gali patarti moteriai, kokią padėtį geriau pasirinkti. Ir jinai yra tas žmogus, į kurio rankas tas vaikelis gimsta. Ir vėlgi turbūt reikėtų atskirti dar tą žodį, kas šitoje sekoje yra akušerė tuomet. Tai kai kuriuose kalbose jie turi tą vienintelį žodį. Pavyzdžiui, kaimininė latvių kalba, jie turi žodį vietsmatė, tai reiškia ir akušerė, ir pribuvėja. O tuo tarpu lietuvių kalboje per tą sovietinį visą laikotarpį labai atsiskyrė šitie du dalykai, kad iš viso pribuvėja tai toks, nežinau, kaip kažkoks šešėlinis personažas, kurio apskritai kaip ir nėra, galėtum sakyti, o akušerė yra labai aiškiai medicininį išsilavinimą turinti moteris. Bet dabar aš žinau, kad mano kolegės, partnerės, akušerės, jos bando sugrąžinti tą gražią pribuvėjystės tradiciją, kuri nuo akušerijos turbūt skiriasi visų pirma savo kažkokiu širdingu įsitraukimu ir tokiu labiau gal natūraliu požiūriu į gimdymą. Tai vat jos siekia sugrąžinti šitą žodį, įvesdinti jį į bendrinę kalbą ir kai kurios iš jų net ir vadinasi akušerė pribuvėja, norėdamos pasakyti, kad jos viena vertus yra visiškai kvalifikuotos iš tos išsilavinimo pusės, o kita vertus atstovauja tą tokį labiau natūralų požiūrį. Ir labai linkėčiau ir labai tikiuosi, kad per artimiausius kelerius metus galų gale visa tai taps labai vieša ir bus tikrai naminis gimdymas prieinamas Lietuvoje, arba bent jau toksai gimdymas, kurį nuo A iki Z prižiūri tik akušerė. Ar dar kažko nepaminėjom, kas tau būtų svarbu? Man atrodo, mes tokiam žinutėm ir skleidžiam tos šydus ir kalbam apie tai, kas, aš negaliu pasakyti, kad tu labai numistifikavai šitą visą epizodą, mes čia kaip nėrėm į tą upę su tavimi ir nuplaukėm, bet vis tiek mes truputį praskleidėm, kas po to yra. Ir aš taip jaučiu, kad ten dar daug yra ką kalbėti, bet nors truputį prisilietėm prie to pačio proceso. Aš suprantu, kad aš nesu specialistė šitoje vietoje, bet jeigu aš kažko nepaklausiau, tu kažką svarbaus norėjai paminėti, tai paminėk. Taip, ačiū, aš dar norėčiau užsikabinti už to žodžio mistifikuoti, demistifikuoti, tai iš tikrųjų tai galim labai demistifikuoti. Kas yra dula? Mes padedam susikrauti lagaminus, mes nešam tašes, kai šeima eina į gimdyklą. Mes, pavyzdžiui, galim sušlapinti rankšluostuką ir uždėti jį moteriai ant kaktos, kad ją atvėsintumėm. Mes galim pavalyti išmatas, kurios pasirodo, kai
kai vaikutis lenka gimties takais. Ir tai yra, čia mistika, čia yra tokia realybė, nuoga žalia, čia yra toks hardas visiškas. Tai va taip, va, o jau ten ta pridėtinė vertė, tai jinai kažkaip pagal kiekvienos šeimos ir kiekvienos dūlos turbūt kažkokį tai, atsiprašau labai. Jo, tai priklauso nuo kiekvienos šeimos ir dūlos asmenybės turbūt. Pavyzdžiui, aš tikrai manau, kad aš labai drąsiai, nesibodėdama visus šituos materialius daiktus tikrai valdau, darau ir kažkaip tame matau, įžvelgiu didžiulę prasme, bet man gimdymas yra visų pirma apie tą kažkokį labai subtilų, neregimą planą ir tą vaikščiojimą tarp erdvių, tarp ano pasaulio, šio pasaulio, tarp mirimo ir gimimo. Ir neturiu omeny, kad einame link kažkokios ten mirties rizikos vaikelių arba gimdyviai, bet tai labiau apie tą tokią dvasinę prasme, apie mirtį, apie įsivaizdavimo mirtį, kad aš dar galiu čia kažką sukontroliuoti, apie savęs senos mirtį ir apie naujos mamos gimimą. Tai va tai yra tokia, sakyčiau, mistinė teritorija ir aš joje jaučiuosi gerai ir man dūlavimas yra labiausiai apie tai. Ir šitoje vietoje kažkokį tokį norėčiau užbėgti gal už akių ateičiai, kurios dar, aš neįkūnijau tos ateities, bet labai dėsninga, kad gimdymo dūlos visame pasaulyje po kurio laiko, žengdamos turbūt gal į menopauzę arba dar į vyresnį amžių, jos kažkaip galbūt tolsta nuo gimdymo temos ir artėja prie mirties temos. Ir artėja prie mirties, turiu omeny, kad tampa gyvenimo pabaigos palydėtojomis, kur vėlgi teritorija yra labai panaši. Gal mes galėsim kitam pokalbį apie tai pakalbėti? Po 20 metų. Pratam. Bet iš tiesų jau Lietuvoje yra tokių, kurios šituo keliu eina ir manau, kad tikrai turėtų ką papasakoti. Aš tau noriu labai padėkoti, kad tu pasidalinai savo patirtim, savo aistrą. Dėkui tau. Tai malonumas dalintis. Taip, dar paskutinį sakinį. Kiekvieną kartą, kai sulaukiu kvietimo dalyvauti gimdyme, aš pirmiausiai pagalvoju apie tos moters ir tos šeimos drąsą, kuri sutinka apsinuoginti, atsiverti tokią jautrę savo gyvenimo valandą. Ir kita vertus nesutikau turbūt nei vienos, kuri būtų pasigailėjusi savo šito žingsnio. Ačiū.